Jas, pagaliau ištrūkau. Labas. Vakar patekau į belę kokį kamštį, važiavau pro Švėkšną. Aišku, nieko nežinojau ir tenais vyko Švėkšnos šventė, mes už šviesą berods vadinasi, ta prasme, kosmosas. Mačiau, kad daug mašinų, pradžioje tą pusę galvojau, įdomiai. Ir paskui užstrigau, žiauriai. Tarsi iš visų pusių mašinos, tai nežinau, 1,5 valandos gal tam praleidau. Tai buvo toksai, galvoju. Tai užsivėlinau truputį čia atvažiuoti, bet nieko. Na ką, dabar varau, pasiruošiu užsimūrysiu pamatą, kur skylė buvo. Ir čia ruošiu betonavimui. Noriu išsilyginti, susidėti polistirolą šiandien ir susidėti plėvelę, tinklą. Ir bus paruošta betonavimui, tikiuosi. Nu ką, beveik pavyko. Šiaip tai šiandien turėjau idėją dar susimest plėvelę, tinklą išsidėliot, bet kažkaip viskas trunka ilgiau negu visada aš galvoju. Ir šiaip kaip atsiboda šitie darbai, visi tokie su smėliu, su betonu, su kažkuo tai tokie statybiniai. Labai atsibodo. Bet kita vertus, labai faina, kad atsikrauna šiek tiek patalpos. Ten, tarkim, sumūrė į kaminą, kamino nebėra, kuris ten buvo. Dabar polistirolo krūva mažėja. Ten dar turiu dirbtuvėse gipso šmotų tokių susidėjęs senų. Čia kai pastatysiu pertvarą, tą gipsą sunaudosiu. Tai tas žiauriai faina. O šitus tai irgi taip išsilyginau. Plius minus. Labai jau judantis buvo tie mano šonai, per kuriuos braukiau. Bet žiauriai gerai gavosi iš tikrųjų. Kai kur su putom supučiau ir dėjau 2,5 centimetrus, tai sukeičiau su žingsnį tas. Žodžiu, liežuvis nebeveikia, gal aš einu miegot, rytoj papasakosiu kaip čia kas. Ir užbaigsiu rytoj gal jau. Šiaip ne taip, nežinau kaip su betonavimu bus, bet tikiuosi greitų metu. Nepasakyčiau, kad šiandien geriau jaučiuosi negu vakar. Žiauriai skauda galva. Tai nežinau, ar čia nuo mažai miego, ar dar kažkas, ar mažai vandens. Reikia užbaigti šitą betvarkę. Ten liko kraščiukus pasidaryti. Aš dariau pirmą sluoksnį dėjau.
Ir pas mane visur kraštuose eina akmenys po sienom ir jie labai trukdo, va čia matos vienas išlindęs. Jie labai trukdo sudėti polistirolo, tai aš dedu iki ten, kur pradeda trukdyti, užpilu smėlių, antras sluoksnis šiek tiek toliau, bet irgi neina iki galo, nes ten vėl visokių nesąmonių yra. Tai dabar ten paliksiu taip smėlį, užsidėsiu plėvelę ir betončik. Tai va čia beliko pasidaryti nedaug, o čia va buvo sudėtingiausia turbūt vieta. Užsipučiau kai kur putom, kur šiek tiek judėjo, tai irgi yra, kad šiek tiek juda, aš nežinau, paskutinį kartą prieš 10 metų dariau šitą darbą, kai per pus mažesnį plotą vonę betonavausi pas mus bute. Tai aš neatsimenu, nieko nežiūrėjau, kaip čia darytą darbą reikia, bet šiek tiek juda, bet susipils betonas ir viskas bus kuo puikiausiai. Nu, aš vis tiek toks truputį murzius, neina man švariai, atrodo, susidėtum polistirolą, būtų švaru gražu, bet ne, viskas žemėse. Aišku, vakar šiandien lietus, tai išeini lauką pliurza, batai, va, net neturi protektoriaus. Oi, nu, bet čia gal ir nėra tas darbas, kur turi būti švarus. Užsibetonuos ir bus super. Tik polistirolo liks pakuotė, bet jau sugalvojau, kur dėsiu jį likutį, nes ėmiau šiek tiek daugiau, ten 4-5 lapais daugiau, bet aplink kraštus realiai visa kvadratūrai nesusidėjo, ten užsipylė smėlis. Nu va, atrodo, paruošimieji darbai baigti. Išsimėčiau polistirolą. Snygi, kas čia daras? Neina paeit per šitą, ką? Tai susitvarkiau tarpus. Smėlį į kraštus susidėjau, kur reikia. Tada plėvelę prisišaudžiau vienoj pusėje, kitoj biškai prisiklievau. Ir tinklą susirišau šiek tiek. Tai vat maščiau iš tikrųjų, gal kažkas žinot, ar reikia jį surišinėti tarpusavį, nes jisai prasikeičia. Visai neblogai, kai kur net taip ir stipriai. Tai nežinau, ar reikia surišinėti ar ne, nes jeigu prasikeičia, kaip ir atlieka savo darbą. Bet aš vis tiek surišau. Su vėla dar susukau ir kaip ir viskas paruošta. Ir kažkas iš jūsų komentavot man kažkada patarimą dėl plėvelės, kad dėti ir po polistirolu. Bet aš nusprendžiau to nedaryti, nes man ten būtų apsunkėjęs procesas, kadangi aš taip ne viską išsilyginau, nes nemoku aš ten tai vat gražiai išsilyginti. Nusprendžiau nedėti į apačią, nes čia žiauriai sausa. Ir čia sausa, ir viskas sausa, ir labai gruntas yra gerus vandeniui, nes sakė, iš šiltės vandenukų jis buvo atvaręs bičiukas. Sakė, čia jeigu vat šitam regione, jeigu, kokį sako, net 100 vamzdį nukerti, neišbėga į viršų. Tiesiog viskas geriasi žemyn, tai iš tikrųjų ir rūsiai pas mane ganėtinai sausi, net neganėtinai, vienas iš vis žiauriai sausas. Tai aš pagalvojau, nevargsiu, susidėsiu šitaip. O jeigu bus blogai, tai matysim. Kadangi šitą vietą vis tiek reiks griauti, tai jeigu bus blogai padaryta, tai bus lengviau griauti. Kažkada man vienas žmogus, aš neatsimenu, kas man sakė, bet man davė tokį patarimą. Sakyčiau, prie baldų gamybos gal buvo tas skirta, kad jeigu užtenka 3 varžtų, tai nesuk 10. Ir nereikia daryti dalykų kažkaip super max per gerai, nes paskui jeigu teks ten ardyti ar dar kažką tai užsiknisi,
Tai iš tikrųjų man buvo vieną kartą, dariau aš draugams parduotuvę Benedikto turgų Vilniui, ten buvo viskas iš metalo suvirinta, belekiek, ir ten tokios konstrukcijos per viršų ėjo, kabinosi lempos ant jų ir ten daug visokių tinklų. Ir aš tas konstrukcijas virindamas galvoju, nu tipo laikys ir ten po porą taškų sudėjus, jos ten nieko nelaiko stipriai, bet tiesiog, kad save laikytų. Ir galvoju, nevirinsiu visų juostų ir iš tikrųjų po 2-3 metų jie ten uždarė parduotuvę, sako, reikia išsikraustyti. Ir tada sako, ar tu išardysi, ar tu gali išardyti. Sakau, tai sakiau, jeigu man atiduodat visą tą medžiagą, ką aš ten išsiardau, tai galiu. Tai dabar visi stelažai, viskas čia pas mane dirbtas yra iš ten. Ir iš tikrųjų, aš kadangi nebuvau suvirnęs belė kaip ten stipriai, tai tiesiog su kuvaldu trenki per vieną vietą ir byra. Ir tada aš taip lengvai viską išrinkau, nereikėjo žiauriai daug vargt. Ir šiandien dar tokia mintis atėjo apie svetimą gėdą. Kažkaip aš retai kada klausau radijos, kai mašinoje važiuoju, tada klausau ir yra vienas radijas, kurį aš klausau. Tai pareklamuosiu, yra toksai XFM. Yra krikščioniškas radijas, žiauriai geras, iš tikrųjų paklausykit, susiraskit bangas. Vilniui beras 104,7, kitur, nežinau, Klaipėdai gal 914, sakyčiau, nes pas mane tokios nustatytos ir traukia iki čia nuo Klaipėdos, jau žiauriai prastai, tai aš kai važiuoju link Šilutės, man pradeda gerėti bangos. Tai aš tiesiog tą susimaščiau apie radijos stotis. Buvau dabar statybinėse prekėse, buvau Šilutėje, išsinuomavau betono maišyklę, dar ten keletą dalykų reikėjo, užsukau ir ten, nežinau, grojom vienas, radio centras, kažkas iš tų. Ir kur tu klausai ir galvoji, iš tuščio į keurę visą dieną pilsto. Dabar ten, kai šneka, tai man taip dažnai būna gėda, jeigu... Ko čia snygis mano plėvelių, kas? Tai kažkokias nesąmonės šneka ir... Šiandien yra pirmadienis ir apie tos pirmadienius, kad jie tokį skleidžia mintį, kad pirmadienis yra blogai, kaip sunku, čia reikia į darbą, penktadienis yra savaitgalis tipo. Aš tai su šitą mintim visai nesutinku, visos dienos yra žiauriai geros ir jie, kai sėja tokią mintį auditoriją pas juos tūkstantinę, žiauriai šiaip prastai, tai nežinau. Ten paklausius, tavarse, tikrai. Belė ką šneka, tik tai, kad, nežinau, žiūrovai būtų įdomu, kad jis klausytų, bet ar vertės tame yra, tai panašu, kad ne. Tai iš tikrųjų paklausykite XFM, žiauriai geras radijas, tai kad krikščioniškas radijas, tai nereiškia, kad tenais poteriai visą dieną kaip Marijos radijai, žiauriai geras laidos apie santykius, apie psichologiją, apie ten visokius dalykus, verta paklausyti. Tai va, užsidėsiu reklamą. Nes, tikrai verta, nėra, kad dirbtų ten profesionalūs laidų vedėjai, bet žmonės dirba iš širdies ir tas labai jaučiasi. O čia mano grindys. Reikia išsitraukti maišyklę. Išsinuomavau nedidelę, galvojau, čia man bus paprasčiau su jų judėti viduj. Ir turiu idėją, nežinau, biškį pasiklot, pasikelt šiek tiek tinklą ir tada susistatyti metalinius kampukus kaip dėlinius, nes aš neišlyginsiu vėl ten, kad būtų puikiai. Su tais irgi greičiausiai nesigaus idealiai, bet tik tai yra dėl pačio lipimo ant tinklo, kai bus ant to padėtas, tai žodžiu, žiūrėsiu, kaip čia man gausis, bet tai neišliesiu visko, nes turiu atitaikyti dar pagal grindis, pagal čia, kur yra išbetonuota. Dar susivežiau smėlį į vidų šiandien, nes reikėjo atlaisvinti priekabą, kad galėčiau parsivežti betono maišyklę. Čia bus padas. Pasistatysiu pradžią maišyklę, pradėsiu nuo šito galo, žiūrėsim, kaip čia gaunas. Pliurt.
kol aš betonuoju, svečias pasirodė. Užmyniai svygint svečią. Siubas. Truputį prasitestavau dalykus, tai prasta idėja buvo pasistatyti maišyklę ten, kur pilt kažkokia tai nesąmonė, negali ten nieko pasidaryti. Tai dabar pasistačiau toliau ir parodysiu, kokia čia mano sistema ir kaip man čia kas gaunasi. Tai dabar susistačiau bėgelius. Čikšt, čia va dar trūksta gabalėlio. Tenais po tinklu, kur dabar tie bėgeliai, susidėjau akmenukus. Tinklas pakyla, susidedu iš tuos, išsilygioju viską su gulščiuku. Ir reiks liet visą plotą. Ten biški pavariau per skystą pliurzę. Tai ten nežinau kaip darysiu, gal tiesiog taip ten viskas stovi vietoj, bet manau užpilsiu daugiau ir pabėgs tas kampuotis. Tai nežinau kaip čia ta sistema tokia mano, aš ten iš šito tikrai nesuvaldysiu, pridarysiu bangų, pridarysiu duobių, tai galvoju pasidarysiu šitaip, gal truputį ir lygiau, gal truputį daugiau žaidimo, bet bent plius minus bus tiesiai. O kas bus netiesiai, tai dar pakreivinsiu su plytelėm, klijuodamas jas. Ir man atrodo reikia liet, ne viską turbūt šiandien pasidarysiu. Pas mane pagrindinis darbas sutemsta, aš tada jau pradedu. Šiaip esu ryto žmogus, bet dabar kažkaip kol išsirašiu, kol pasidarai, kol tokie paruošimieji darbai, žiūri jau naktis. Tai kažkiek pabandysiu išsibetonuoti gal. Pusę bent jau reikia šiandien pasidaryti, žiūrėsiu. Dar parodysiu, kokią sistemėlę atsikaliau su užsimaišymu. Pradžiui galvau, kad pilną maišą cemento suvaryt ir tada smėlį ir vandenį, kad nesimatuot, bet užsipildė, man ten pilnai krito per kraštus jau, tai po pusę maišo dabar darau. Tai užsipilu pusę kibiro vandens. Tada pasiimu cementą ir jie yra, per pusę padalintas. Tai aš jį persipjaunu. Vieną pusę. Paverčiu. Čia irgi, manau, kad taip yra daroma, bet aš galvoju, kaip čia man pusę pasimatuoti, tai galvoju, reikia persipjauti. tą suberiu čia. tą reikia būtinai taip mes bet kur. Ir tada pasiskaičiavau apie 13 šiupeliukų. Turiu dar 3-5 kg maišų, tai nežinau. Reiks pasiskaičiuoti, koks ten santykis bus. Nu va, išsimaišys ir pilu toliau. Nu va, nauja diena.
Vakar pasibaigiau turbūt 5/8 arba šiek tiek daugiau. Yra tokių visokių bangelių, bet iš esmės mane tenkina šitas rezultatas, nes širdies plytelės, tai kaip ir nesvarbu. Ir sakyčiau, mano klaida buvo, kad aš savo šituos kampuočius susidėjau vos mažiau negu 2 metrai, o mano ilgiausias gulščiukas ar reika yra 2 metrų ir aš labai nedaug turėjau judesio, tai man tas truputėlį erzino, šitoj pusėje jau yra geriau. Tai man atrodo bus viskas dabar ok, reikia išsipilti likusią dalį ir grąžinti reikia maišyklę. Pradžiai norėjau lysti per tą tarpą, bet supratau, kad nepralysiu, tai reikėjo tiesiog smėlį atsivežti šiek tiek arčiau, nes per duris dabar leisiu. Šiandien gal net patogiau pasidariau negu vakar, tai maišausi lauke, nereik labai žiūrėt, kad ten neprisitaškytų. Jau biškį žemę pabetonavau. Tai susipilu vandenį. Ir tada tiesiai iš priekabos. Žvyras, žiauriai patogu. Ir išsipilam. Neišsimaišė smėlis. Nu nieko. Išsimaišysim karutiniu būdu. Galima juk visaip. Tai vat kartais kažkaip prikimba prie dugno. Pirmą kartą, kai maišiau, įpyliau, man atrodo, vandenį, tada cementą. Tai man tas cementas ir sušoko ties dugnu, tai pradžioj. Šiaip tai dabar pilu smėlį, prieš tai pyliau žvyrą vakar, nes dar šiandien buvo biški žvyro, bet jau nedaug. Tai netgi skirsis betono spalva iš tikrųjų. Tai geriausia iš tikrųjų būtų turbūt, kaip sako, reikia maišyti žvyrą su smėliu, tai įsipili vandens, tada žvyro, jis akmenukais viską nugramžio dar nuo šonų, tada smėlį ir cementą ir dar vėl smėlį. Tai man atrodo, tada būtų paprasčiausias procesas, kad nieks neprikiptų, nepriskrestų ir nesukristų tik tai smėlis į šitą. Šiaip buvau įsijungęs pasižiūrėti ten šiek tiek apie betonavimą, bet realiai porą video įsijungiau tik tai ir ten, kur kažkokie profai rodo, kaip daryti, tai žiauriai dažnai neinformatyvu absoliučiai. Ta prasme, okei, kai tu viską moki ir ten betonuoji, bet kai nemoki, tai niuansų yra belekiek, kiekvienas dalykas tau yra, gerai, žinai, tu pasibandai ir susifeilini ir tada jau žinai, kaip daryti. Tai pasigėdau to, kad nesidalina iš tikrųjų tai sudėtingesniais variantais. Kažkokie tai objektai būna, ten nežinau, kokias plyteles klijuoja ar ten kažką.
kur idealios sąlygos, kur nėra kažkokių tai sunkių dalykų. Aišku, aš daug nežiūrėjęs, gal yra kanalų tokių, kur rasi, bet bendrai tai paėmus, ypač ten, kur kokios įmonės reklamuojas, tai iš vis nesąmonė. O aš čia savo eksperimentuoju ir kažkas gaunasi. Turbūt sudėtingiausias momentas yra čia neapsivožti. Uoba. Nu dar paskutinio reikia karučių ir bus viskas čia. Na ką, paskutinis pasispardymas. Labai malonus jausmas lipti tą buzą. Primena retreisą. Dalyvaudavau aš tokiuose pigių automobilių lenktynėse per purvynus. Tai dar vieną dieną parodysiu. Vieną dieną sudalyvausiu. Maišyklė yra bele kokio gerumo dalykas. Aišku, man nebuvo kilus minčių rankiniu būdu, bet būčiau aš čia ir baigė savo dienas. Man sakė Eugenijus iš Būro kiemo savo perleis. Bet dar nespėjo pasibaigti savo reikalų, tai išsinuomavau. Tai žiauriai super. Ir saulutė išlinda. Tai tobula viskas tiesiog. Dar užsibetonuosiu dabar. Ten nedaug, aišku, bet tarp kamino ir sienos yra tarpelis. Tai esu užsipūtęs pračius kraščiukus su putom ir iš viršaus pilsiu, kad tiesiog užsipildytų tartmė. Ir nebūtų ten tarpelio. Tai dar turiu valandėlę iki išvažiavimo, nes reiks grąžinti maišyklę. Aišku, jeigu ten pavėluočiau šiek tiek, gal nesupyktų. Labai. O gal ir antrą dieną išrašytų, kas čia žino. Tai turėti savo maišyklę yra šiaip super tikrai. Kada reikia užsikūrei, užsimaišiai. Žiauriai faina, negaliu. Tiesiog kosmosas. Kalbėjau su draugu ką tik, tai klausė, ar su majakais betonuoju, ar be. Tai va, majakai tas žodis. Majakai, lietuviškas žodis. Ir taip, matyti paskutinis posūkis. Finišo tiesioji. Ir finišas. Grąžinau maišyklę, dar nusipirkau keletą dalykų. Šilutėje grįžau jau kurį laiką ir sugalvojau pabandyti susitaisyti šildytuvo dyzelinį. Tai čia aš jį ant gatvės ir išsiardžiau. Žodžiu, išsiardžiau visą. Išsiaiškinau veikimo principą, bet taip ir nepavyko susitvarkyti kažkaip. Spaudimas yra, bet kuro neužkelia, atrodo, neišpučia. Ir, žodžiu, neveikia, tai rytoj pabandysiu pasiskambinti. Kas jais prekiauja, remontuoja, tai gal kažką patars. Išmeta vieną klaidą, kažką su temperatūra, uždegimo, nu žodžiu.
nepavyko užsikurt, bet reiktų čia pasišildyti tą patalpą, biškį drėgmę reikia išjudinti. Tai va, o dabar dar varau kelis dalykus šiam pasidarysiu, bet jau nieko ten įdomaus. Tai žiauriai džiaugiuosi grindim. Ten biškiau pasivaikščiau. Tai nėra dar gal kažkaip iki galo išdžiūvę. Tenais turbūt per daug vandens, kad baltuoja, nežinau aš, kas ten yra, bet tokia kaip plutelė, jinai ten nusigremš turbūt. O čia dar visai šlapia. Tai rytoj jau bus čia galima lipti. Manau, tai žiauriai super, galima bus judėti toliau. O dabar iki kito karto.